Vadovas kapitonas Ričardas Kukulskis ir į mūsų stadioną netrukus įžengs garbės sargybos kuopos kariai su Lietuvos Respublikos vėliava. O čia prie vartų juos pasitinka Raudonojo kryžiaus merginos, kurios sveikina mūsų šauniuosius karius. Taigi, mylėjai, į stadioną įžengia sąskrydžio dalyvių kolona ir priekyje garbės sargybos kuopa mūsų šaudieji kariai. Plojimai jiems! Kariai neša Lietuvos Respublikos vėliavą, įneša ją į stadioną ir taip pat neša gėles, kurias po to padės ant mūsų tremtinių kapų. Iš paskos žengia karo rekonstruktoriai apsivilkę istorinę mūsų partizanų uniformą, taip pat mūsų jaunieji šauliai su Šaulių sąjungos vėliavomis. O čia mūsų Šaulių sąjungos nariai, mūsų partizanai, laisvės kovotojai, kuriuos sąskrydis pasveikina plojimai. Ir štai mūsų svečiai iš broliškos Estijos. Terre, Estija. Ir Latvija, Latvijan Latvija, Latvių partizanai, kurie taip pat kaip ir lietuviai daug metų priešinosi okupantams. O štai čia žalia uniforma yra pasipuošę mūsų jaunieji šauliai. Visą savaitę Ariogalos slėnyje veikia jaunųjų šaulių stovykla, kurie mokosi tapti tikrais tėvynės gynėjais. Čia yra mūsų kariai savanoriai, mūsų svečiai, mūsų garbingiai sąskrydžio dalyviai. O štai su savo vėliava žengia savanoriai kūrėjai, Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos gynėjai. Ir su Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos vėliava įžengia mūsų pirmoji sąskrydžio delegacija. Priekyje žengia sąskrydžio vadovai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, sąjungos vadovai. Taigi pasitikime mūsų vadovus plojimais. Ir iš paskos tremtinių vadovams žengia choras Ilgesys, tai Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos choras, kuris daugelį metų dalyvauja mūsų sąskrydyje, kiekviename sąskrydyje atlieka puikias lietuviškas dainas ir išlaiko mūsų gražias kultūrinės tradicijas. O štai tremtinių choras iš Biržų. Pasitinkame choristus. Druskininkų choras. Druskininkų tremtinių politinių kalinių choras. Tikrai gražios dzūkiškos melodijos, buvo labai tvirta lietuviška pozicija. Pasipriešino. Lazdijai sveikina. Taigi mūsų choras Versmė iš Radviliškio. Pasitinkame jos plojimais. Kaip ten atstovėti reikės? Radviliškyje tikrai buvo daug tremtinių, ištremta buvo daugiau kaip 2000 gyventojų ir štai grįžę tremtiniai sukūrė savo organizaciją ir savo chorą. O čia Rokiškio tremtinių choras Versmė. Vėtrungė iš Rokiškio ir tremtinys iš Šiaulių. Su daina Žemė Lietuvos ateina Kėdainiai, Kiemedis. Pasitinkame plojimais. Ir štai žmonės, kurie buvo ištremti į Buret Mongoliją, į daugelį Sibiro rajonų, jie visi iš Panevėžio politinių kalinių tremtinių skyriaus. Panevėžiškiai likimai. Choras vadinasi Likimai. Iš Panevėžio choras.
Panevėžį, iš Panevėžio buvo ištremta daugiau kaip 3000 žmonių, tačiau tremtiniai surinko žinias, išleido Panevėžio miesto rajono tremtinių politinių kalinių vardyną, taip pat ištremtų nepilnamečių 48 metais vardyną. O štai mūsų šaunieji aukštaičiai iš Širvintų. Paskui gausią Panevėžio delegaciją žengė širvintiškiai. Paplojame Širvintoms, jų dainoriams, Mažeikiai, štai žemaičiai. Pasveikinti mūsų atkakliuosius žemaičius, kurie taip gražiai pasipuošę šiandien šventiškai su šypsena veide. O užtraukė vyrai žemaičiai gražią dainą Šėriaus žirgelį. Anykščių choras. Pasveikime Alytus. Turbūt bene gausiausia delegacija yra iš Alytaus, didelis gražus choras. Ištremta daugiau kaip 3000 gyventojų. Dabar Alytuje tebegyvena dar apie 2000 buvusių tremtinių. Karalienė Dzūkija išgarsėjusi turtingai žaliais miškais, partizanų kovomis, taigi į stadioną įžengia alytiškiai, o čia yra Jurbarko atstovai. Ištremta daugiau kaip 1000 žmonių. Jurbarko choras. Dabar Jurbarke gyvena dar daugiau kaip 500 buvusių tremtinių. Jurbarkiečiai atstatė generolų Jono Žemaičių bunkerį Šimkaičių miške. O štai su daina ateina choras iš Kretingos. Kretingos tremtiniai. Plojimai Kretingai. Taigi ir choras atminties aidai iš Gargždų. Valio! Mūsų žemaičiai iš Pajūrio, šaunuoliai, tikrai linksmi ir smagūs. O čia vėlgi pasieniečiai. Pasienio, nuo sunkaus Lenkijos pasienio Kalvarijos tremtinių choras. Žmonės, kurie gyvena prie pasienio, visada gyvena įtampoje ir jie tikrai moka ginti savo kalbą, savo kultūrą, saugoti savo dainas. Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos Kuršėnų skyriaus choras. Pasitikime kuršėniečius. O štai ir Lentvaris. Vilniaus rajonas Lentvaris. Tikrai gražus choras. Pasipuošę, linksmi. Ir su Lentvariu kartu ir Trakiškiai, mūsų istorinės sostinės atstovai. Vilniaus choristai su daina apie Vilnių, apie tai, kaip mes josim ir vaduosim mūsų sostinę Vilnių. Kaip sakydavo, mes be Vilniaus nenurimsim. Vieni žemaičiai, sveikinam jūs atvykusius iš Plungės. Plungės tremtinių choras. Ir Plungės visa delegacija, didelė ir graži, taigi plojimai plungiškiams. Ukmergės mišrus choras Tremtinys. Paplokime ukmergiškiams. Pasvalio atstovai. Pasvalys žemdirbių kraštas, kuriame tikrai daug darbščių žmonių, ištremta daugiau kaip 2000 gyventojų, pasvaliečiai aktyvūs, stato, prižiūri paminklus, daug dirba jaunimo patriotinio auklėjimo srityje. Ir dabar čia yra Kelmė, žemaičiai iš Kelmės, paplokime kelmiškiams. O štai Tauragė, didelė graži delegacija, šaunūs skambiai balsiai, dainininkai iš Tauragės, plojam Tauragėj. Pasveikinkim Šilalę. Šilalė tai tikrai didelis būrys tremtinių ir labai gražus choras. O štai Joniškis iš Latvijos pakraščio, Joniškis ištremta daugiau kaip 2000 gyventojų, dar gyvena apie 500 buvusių tremtinių ir saugo paminklus, saugo mūsų istorinę atmintį. O dabar plojame Marijampolėje. Kaip žinote, Marijampolė buvo pati geriausia organizuota partizanų Tauro apygarda, o dabar ten yra daug šaunių dainininkų. Taigi plojame Marijampolėje.
Gražiausias Lietuvos pajūrio miestas Palanga, kuriame daug šaunių vyrų susibūrusių į gražų chorą, jie įžengia į mūsų stadioną Palangos choras Tremtinys. Tai Palanga yra Lietuvos kultūros sostinė ir sveikina Ariogalos sąskrydį. O štai ir Prienai, kurie įsikūrė abiejose Nemuno pusėse, tarp Suvalkijos ir Dzūkijos, žmonės ir darbštus, ir linksmi, ir dainingi. Dainingi kaip dzūkai, o smagus ir darbštus kaip suvalkiečiai. Taigi, o į stadioną įžengia Pakruojo tremtiniai ir jų choras. Paplokime pakruojiškiams. Telšių tremtiniai. Pasveikinam Telšius. Šiais metais telšiškiai sukvietė žemaičius iš visos Lietuvos į sąskrydį Laisvės turtas. Laisvė tai turtas, sako žemaičiai, ir atvyksta į Ariogalos 2013 sąskrydį. Pasveikinkim Jonavą. Buvę Jonavos tremtiniai ir politiniai kaliniai, puoselėja istorinę atmintį, bendrauja su moksleiviais, organizuoja jiems konkursus, stato ir prižiūri paminklus. Kaunas! Jūsų plojimai Jonavai, o dabar truputėlį stabteli didelė graži delegacija iš Kauno. Kaunas turi daugiau kaip 3000 buvusių politinių kalinių tremtinių. Paplokime kauniškiams. Kauniečiai, kaip visada, yra Lietuvos širdis. Čia tremtiniai saugo mūsų istorinę atmintį, čia vyko didžiausios kovos dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. Kaip visada, visi keliai susitirsdavo Kaune, čia susitikdavo partizanai, čia veikia Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjunga, turinti daugiau kaip 3000 narių. O dabar iš paskos žengia Kauno politinių kalinių ir tremtinių bendrija. Paplokime politinių kalinių tremtinių bendrijai. Kaip žinote, yra daug tremtinių organizacijų, tai yra pagal tremties vietą, pagal yra Kolimos, yra Vorkutos, yra daugelio kitų. Taigi ir Kauno sąjūdis kartu su kauniškiais, kaip visada aktyvus. Garliava, Kauno priemiestis, galima sakyti. Garliavoje gyvena daug tremtinių, tų, kurių neįleisdavo į Kauno miestą į Vilnių, jie apsistodavo Garliavoje. Ir ten yra daug buvusių tremtinių ir politinių kalinių. Taigi, Radviliškio rajonas. Matome, kad ateina referendumų grupė dėl tautos valios, prašom. O čia Radviliškio rajonas. Paplokime radviliškiečiams. Radviliškė buvo ištremta daugiau kaip 2000 žmonių. Tačiau jie visi sugrįžo, pastatė paminklus ir labai gražiai organizuoja festivalį Skambėk daina tremtinių. Šiemet vyko dainų šventė Dainos Lietuvai, tapyba Lietuvai ir Kuršėnai. Pasveikinkim kuršėniškius. O štai pats Lietuvos vidurys, tai Kėdainiai, derlingos žemės, darbštūs žmonės, ištikimai saugantis mūsų istorijos atminimą. Didelė graži Kėdainių delegacija, buvo ištremta daugiau kaip 2000 žmonių, ypač 48 metais per Vesna trėmimą patį didįjį, kai buvo ištremta 40 000 iš visos Lietuvos. Dabar gyvena daugiau kaip 1000 aktyvių žmonių ir pastatytas paminklas Švento Jurgio bažnyčios šventoriuje bolševizmo aukoms atminti. Akmenės rajonas žengia į stadioną su gražia tautiška juosta, kurią neša žavingos jaunos žemaitės. Paplokime akmeniškiams. Šiauliai. Šiaulių miestas ir rajonas iš Šiaulių buvo ištremta daugiau kaip 3000 gyventojų, dabar tebegyvena dar apie 1000. Šiauliečiai bendrauja su mokyklomis, ruošia tvarko bendrus projektus. Šiemet organizavo žygį prisikėlimo apygardos partizanų takais, taigi jūsų plojimai šiauliečiams.
štai ir miškingoji Varėna, linksmų, atkaklių dzūkų kraštas, paklotame varėniškiams. Atrodo, Varėna nedidelė, bet iš ten buvo ištremta apie 1500 žmonių. Grįžę į tėvynę Varėnos tremtiniai aktyviai įsijungė į istorinės atminties įamžinimo veiklą, pastatė paminklą Merkinėje ir kitose miesteliuose. Taigi, o dabar į stadioną žengia uteniškiai, jūsų plojimai Utenai. Ištremta beveik 2000 žmonių. Uteniškiai pastatė koplyčią Rytų Aukštaitijos partizanams atminti. Taigi, plojame Utenai ir jau čia pat yra Ignalina. Prižiūri paminklus Ignališkiai, saugo mūsų istorinę atmintį. O štai lygumų kraštas Šakiai, kuriame taip pat vyko atkaklios kovos pokario metais, ištremta daug žmonių. Jūsų plojimai šakiškiams, šakiečiams. Pasveikinkime alytiškius. Alytus, kaip žinote, buvo labai svarbi pasipriešinimo vieta pokario metais, iš ten ištremta daug žmonių. Atrodo, kad tai yra tikrai nederlingos žemės, žmonės kartais būdavo neturtingi, bet labai mylėjo savo tėvynę. Ir Kazlų Rūda. Pasitinkame plojimais. Pasitinkame Šalčininkų rajoną. Labai brangus mūsų Šalčininkų rajonas, na ten mūsų žmonių gal ir netiek daug, bet mes juos labai mylime. Kretinga, žemaičiai iš pajūrio, jiem ranka pasiekiama jūra. Sveikiname kretingiškius. Buvo ištremta iš Kretingos daugiau kaip 2000 žmonių. Trakai mūsų istorijos sostinė. Visi mokame eilėraštį apie Trakų pilį, sveikinam trakiškius. Anykščiai, tai Jono Biliūno žemė, tai žmonės, kurie myli savo žemę, kurie saugo mūsų istorinę atmintį. Sveikiname anykštėnus. Vingiuoja ir vingiuoja neužmatoma tremtinių eisena į Ariogalos slėnį. Ir dabar į stadioną įžengia Klaipėdos miesto delegacija. Pasveikinkim klaipėdiškius. Šiandien mums nuo jūros atvežė gerą orą. Ačiū jiems už tai. Klaipėdiškiai sveikina sąskrydį su Lietuva širdį. Kokia didelė ir graži klaipėdiškių delegacija. Senoji ir amžinoji Lietuvos sostinė Vilnius. Jūsų plojimai vilniečiams. Iš Vilniaus buvo ištremta tikrai daug mūsų partizanų, mūsų buvusių rezistencijos dalyvių. Vilniuje gyvena buvę tremtiniai, kaip sostinės gyventojai organizuoja ir patys dalyvauja daugelėje ir kitų tautų draugiškų datų paminėjimų, tragiškų datų paminėjimuose. Taigi, jūsų plojimai vilniečiams. Ir į stadioną įžengia Biržų tremtinių delegacija. Biržų rajonas, derlingos, turtingos žemės, turtingi žmonės. Dėl to iš ten tikrai buvo daug ištremta žmonių, daugiau kaip 2000, šiuo metu gyvena apie 800 buvusių tremtinių. Pagrindinis tremtinių tikslas istorinė tiesa ir jos atstatymas, darbas su jaunimu. Šiais metais Biržai sukvietė į renginį istorinė atmintis gyva mūsų darbuose. O štai Šilutė. Įžengė šilutiškiai į mūsų stadioną, Šilutės choras ir delegacija. Pasitinkame šilutiškius.
Kaišiadorių delegacija įžengė į mūsų stadioną. Jūsų plojimai kaišiadoriečiams. Ir čia jau Kupiškėnai. Didelė, graži delegacija, Kupiškėnai, geri žmonės, kaip sakoma Lietuvoje. Visi tai žino, už tai jūs myli ir gerbia. Jūsų plojimai ir pagarba Kupiškėnams. Klaipėdos rajonas. Didžiausia, aišku, delegacija yra iš Gargždų. Klaipėdos rajono politiniai kaliniai ir tremtiniai didelį dėmesį skyrė partizanų žuvimo vietų nustatymui ir jų pagerbimui. Ir mūsų tremtiniai iš Lazdijų. Ištremta daug žmonių, daugiau kaip 2000 sugrįžo ir kasmet organizuoja Kalniškės mūšio paminėjimą lazdijiškiai. O čia jau yra Molėtų delegacija, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. Pasitikime Rokiškio delegaciją. O gal ir pasaulyje Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių sąjungos laikraštis Tremtinys. Rokišky buvę tremtiniai ir politiniai kaliniai, kurių dabar gyvena apie 1000, didžiuojasi savo patriarchais, savo Smetonos laikų karių savanoriu Feliksu Mažeikiu. Vilkaviškis. Visada jūsų Tremtinys. Ištremta apie 2000 žmonių, jie saugo paminklus, prižiūri juos, partizanams atminti, bendrauja su mokyklomis, pasakoja moksleiviams apie pokario pasipriešinimo kovas. Pasveikinkime Elektrėnus. Šis miestas atsirado gerokai po to, kai jau baigėsi trėmimai, tačiau ten apsigyveno daug buvusių tremtinių, taigi plojimai elektrėniškiams. Pasitinkame Skuodą. Skuodų tremtiniai stato prižiūri paminklus, bendrauja su mokyklomis, šaunus, myli, mūsų mylimi žemaičiai iš Skuodą, iš Skaudą. Na štai, mėlieji, ir mūsų štai šią gražią eiseną užbaigia mūsų myli jaunieji šauliai. Kaip sakėme, jaunieji šauliai visą savaitę čia yra Ariogalos slėnyje ir šiandien jų stovyklą užbaigia. Ir štai ši graži Ariogalos tremtinių šventė. Manau, kad jaunimas pasisems daug gerų įspūdžių, daug gerų minčių iš mūsų vyresniosios kartos ir pratęs laisvės kovų tradicijas. Lietuvą ginti reikėjo ir reikės. Ir į stadioną įžengia mūsų jaunieji šauliai. Pasveikinkime Lietuvos šaulių sąjungos jaunosius šaulius. Taigi, šaulių didelė mūsų delegacija, visa stovykla čia veikia visą savaitę. Jie organizuoja daug sporto varžybų, jie patiria išmoksta daug iš vyresnės kartos, iš kariškių, kurie jiems vadovauja. Taigi tikrai šaunus, gražus jaunimas, tai mūsų pati geriausia jaunimo dalis, mūsų ateitis. Jaunieji šauliai. Su mumis yra ir jūrų skautai. Kaip žinote, Lietuva yra jūrinė valstybė, turi didžiulį miestą ir uostą Klaipėdą ir su mumis jaunieji jūrų skautai. O taip pat ir Lietuvos skautų sąjunga. Jie šiandien su mumis, taigi sveikiname visus ir kviečiame į mūsų Visą laiką pridūrė, šitas nepridūrė. Gal,
Ir dabar tu obelėlė klausymas saulės tarsi pirmutys. Штаб Борис, штаб Ponas mūsų gyvosios atminties liudininkams. Mano žemėtis Šiemet matyti. Šiauliai.